Praėjusį savaitgalį neveikė Tulpių ir Vasario 16-osios gatvių sankryžos šviesoforai. Pirmadienio rytą gedimai buvo fiksuoti Smėlynės Marijonų senamiesčio sankryžoje ir prie Respublikinės Panevėžio ligoninės esančioje reguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje. Pasak įmonės eismo valdymo sistemos vadovo Tomo Smulkos, gedimų priežastis – signalinių kabelių korozija. Problema ypač aktuali senosiose sankryžose, kuriuose kabeliai buvo klojami tiesiai į žemę be apsauginių vamzdžių prieš daugiau nei 20 metų. Pasak Smulkos, mieste yra 6 avarinės būklės sankryžos. Jų sąrašas perduotas Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, kuri turės priimti sprendimą dėl tolesnių veiksmų. Avarinėmis laikomos Smėlynės senamiesčio Marijonų, Beržų Staniūnų, Janonio Pušaloto, Aukštaičių Staniūnų, Nemuno bei Molainių gatvių sankryžos. Pasak Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėjos Odetos Jukniūtės, savaitgalį neveikiančiose sankryžose įskaitinių eismo įvykių nefiksuota.